jeigu tu galvoji, kad tau lemia žodžiai, tai malda ne apie tai. Malda visiškai ne žodžiai. Žodžiai yra tik tai pagalbinė priemonė, jeigu jie tikrai užkabina tavo širdį, jeigu tai yra tokie žodžiai, kurie tau tiesiog, wow, ir žinai, kas paprastai labiau jaudina širdį, kada yra žodžiai, tai yra poezija. Ar būna jums kartais, kad eilėraštis net ašarą išspaudžia? Kartais taip žodžiai sudėlioti, kad suvirpina viską tiesiog, ar ne? Jeigu žodžiai yra tokie, kurie suvirpina tavo širdį ir suvirpina taip, kaip tau tikrai labai gera, tada tie žodžiai ir yra malda. Bet jeigu tu žodžius sakai tik tai logiškai, kad jie turėtų gerai būti sudėlioti pagal logiką, ar ne, ir teisingai ten išreikšti kažką tai pagal tavo nuomonę, tai visiškai ne apie tai. Tada jau geriau kvėpuok, šypsokis ir jausk kažkaip. Man, pavyzdžiui, maldoje yra du žodžiai. Štai tai. Ir viskas. Ir to užtenka. Ir tau, jeigu tu tikrai išjauti, ką tu turi omenyje po tai žodžiai štai taip, viskas, tai tu tiesiog perdavėjai tą vibraciją ir tau aplinka pradės tą štai taip gamint. Per situacijas, aplinkybės, per saulės blyksnius, per ką nori. Tau tiesiog ateis ir tu sakysi, wow, va būtent taip, tiksliai, eik tu savo jėga. Tai malda būtent yra būsena, būtent jausmas. Tai dabar supratau. Žodžius tu imk ir taikyk tokius, kurie tau tą jausmą pakelia. Ir jeigu tu matai, kad žodžių nereikia, o reikia tiesiog atsidust, o reikia tiesiog nusišypsot, o reikia tiesiog padainuot ar dar kažką, tai taip ir daryk. Tai yra tobula malda. Todėl, žinai, kai nueini į bažnyčią ir ten zinzilins tokis klaupkis ir ten sakyk šitaip, daryk šitaip, tai visiškai nukreipia dėmesį nuo širdies ir nuo maldos. Todėl religija maldą sugadino visiškai. Ir ypatingai dar, kada prašo, kad Dievas tau atleistų, pasigailėtų tavęs, tai čia yra košmaras visiškas. Tai tada kokį Dievą kūrė bažnyčia, įsivaizduokit, tą, kuris gali nubaust, kurio reikia melst, kad jis pasigailėtų. Tai yra baudimo Dievas, tai yra pragaro Dievas. Tai čia yra nesusipratimas, iš tikrųjų visiškas toje vietoje. Nes Dievas yra meilė ir jis yra galimybės. Jis yra gyvasis Dievas, kuris sudarytas iš balanso ir galimybių tau būti laimingu. Nieko kito visatoje, Dieve neegzistuoja ir niekada nebuvo. Tai va tą dalyką suvokit ir tiesiog džiaukitės, išreikškit dėkingumą ir džiaugsmą už tai, kad yra taip dieviškai tobula viskas. Ir kad tau duoda būtent tai, ką tau reikia patirt, kad ateityje per tai tu išeitum į visišką laisvę. Tau duoda skausmą, kad tu jį patirtum ir nustotum gamint toliau skausmą ir kad pagaliau pradėtum išsilaisvinti. Ar tai blogai? Kad tave stabdo, rodo tau, kaip skausmingai tu eini ir tau nuolatos duoda šansą išsilaisvinti, atpalaiduoti, patirt, pamatyt ir pagaliau pabaigti. Mes nuolatos bandėm kalbėti su Dievu žodžiais, logika ir tikėjomės, kad jis sužinos, išgirs ir dabar žiūrėk, kaip sako, tai Dievas juk ne žioplas. Aš jam vieną kartą pasakiau, jisai išgirdo, jam juk kartot nereikia 10 kartų. Aš jau pasakiau ir viskas. Ir aš dabar užsiimu savo reikalais, sakykim, savo visokiais rutininiais ir laukiu, kada man duos Dievas tą stebuklą, kurio aš jam užsakiau. Bet juk Dievas duoda mikronas į mikroną tiek, kiek užprašai. Jeigu tu 5 minutės skyriai dėmesio jam, o visą kitą skyriai visiems senoms rutinoms, tai kokia ateitis tavo?
5 minutės kažkokios geros nuotaikos ir visas kitas laikas yra sena užknista rutina. Ką užsakei, tą gausi tiksliai mikronas į mikroną. Tai kiek reikia melstis? Kada reikia melstis, kad tu būtum laiminga? Tu turi būti maldoje, tu turi gyventi, nedažnai, tu turi gyventi malda, nes malda yra tavo nuostabi laimės būsena. Ir viskas. Angelas prie tavęs, prie tavo ausies sėdi ir sako, a nori būti laimingas? Noriu. Tai būk, tai ko lauki? Tai būk jau. O kas ta laimė? Tu ją kuri va čia jau dabar, tai kodėl negali dabar nusišypsot, kodėl negali dabar įsivaizduoti, kaip viskas gerai, ar ne? Tu jau kiekvieną akimirką tai gali būti tame. Gali šypsotis, gali džiaugtis, gali pasitempt, gali kažką gero nuveikti, gali kažkam pasiūsti linkėjimą, gali palaiminti kažką. Tu visada tai gali. Ir tai tavo būsena. Ir kiek tu toje būsi, tiek tau Dievas ir atseikės, tiek tau sugrįš, ne? Tai jeigu tu meldiesi va tiek, tai ko tu nori tada? Tiek ir gauni iš gyvenimo, nu. Viskas taip paprasta, elementaru. Bet mes, kai gyvenom logikoje, tai mes galvojam, nu juk pasakiau, jis suprato ir jisai duos tada, kada reikės. Jisai duos tiek, kiek tu užsakei. Idealiai tik tai tiek. Užsakei tinginystės, gausi tinginystės. Užsakei ramybės, gausi ramybės. Užsakei košmarą, prašau, be problemų. Nes tu kūrėjas, jis per tave viską daro. Tai prisiimk atsakomybę už tai, nes tavo būsena tai ir yra kūrimas. Nori kur ką nori, tau duoda galimybės, nes Dievas visata yra galimybių erdvė. Ir tu turi visas galimybės. Ką tik nori susikurk savo. Tai va, kas yra malda ir kas yra Dievas. Labai geras, labai stiprus klausimas tavo, Laima.